Did you get what you need? Let me know before you leave. Did you get what you came for? There's a world at your feet when you're standing next to me. Pirmadienį vyko Europos kalbų diena. Jame vyko protmūšis, kuriame veržėsi mūsų gimnazijos pirmokai su Neries aštuntokais. Antradienį visoje Lietuvoje vyko konstitucijos egzaminas, neišimtis ir mūsų gimnazijoje. Paklausinėkime mokinių, kaip jiems sekėsi. Sveikas! Labas. Kaip tau sekėsi rašant konstitucijos egzaminą? Sekėsi gan gerai. Padariau kokias 7 užduotis. Ar buvo labai sunku? Nelabai. Jei pasimokiau, tai gerai. Ačiū. Sveikas! Sveiki. Kaip sekėsi rašant konstitucijos egzaminą ir ar buvo sunku? Rašant konstitucijos egzaminą sekėsi gerai, sunku tikrai nebuvo. Jau 5 metus rašau tą egzaminą. Visai puikiai pasisekė, surinkau 20 taškus iš 30. Bet manau, kad gerai. Ačiū. Prašau. Aiste, aš žinau, kad mūsų gimnazistė Viktorija Tamoliūnaitė laimėjo 1 vietą dailės tarptautinėje olimpiadoje. Pakalbinkime ją! Sveika, kaip sekėsi kelionė į Seimą ir kokie įspūdžiai? Sekėsi gerai, buvo labai įdomu. Susitikome su Seimo pirmininko pavaduotoja Debutienė. Jinai mums įteikė apdovanojimus ir atidarė mūsų darbų parodą, kuri keliavo po visą Lietuvą 4 mėnesius. Ačiū. Penktadienį mūsų mokykloje vyko hegzametro skaitymas, paminint Jeronimo Ralio 140-asias gimimo metines. Taip pat dalyvavo svečiai iš Jonavos rajono mokyklų. Ta diena mūsų mokykla virto senovės Graikijoje. Sveiki, gal galite papasakoti, kodėl šiandien mūsų mokykla virto į Graikiją? Lygiai prieš 140 metų pasaulį išvydo garsus vertėjas ir gydytojas Jeronimas Ralys. Jeronimo Ralio vardas mūsų mokyklai buvo suteiktas prieš 23 metus ir šiandieną mes švenčiame jo gimtadienį. Kadangi tradiciškai mes Jeronimo Ralį pagerbėm skaitydami Homero ištrauką iš Odisėjos ir žinoma tokia linksma fotosesija, todėl šiandien mes esame mažoji graikai. Taip pat rytoj bus labai ypatinga diena, spalio 1. Gal galite ką nors pasakyti apie tai? Žinoma, o rytoj visas miestas, visa mūsų bendruomenė švęs mokyklos 90-mečius. Todėl, kad mūsų mokykla buvo įsteigta 1921 metais, tuo metu tai buvo Jonavos pradžios mokykla nr. 1 ir, žinoma, iš šios mokyklos išaugo didžiulė mokykla, kurie dabar mes esam ir mes džiaugiamės tokia mūsų sena istorija, tai yra seniausia miesto mokykla. Ačiū labai. Prašom. There's a world at your feet when you're standing next to me. Did you get what you came for? If it ain't enough, shit, it will right up. If it ain't enough, you can take my love. Did you get what you need? Let me know before you leave. Did you get what you came for? Spalio 1 Jonavoje vyko mokyklos 95-asis jubiliejus. Šventė prasidėjo mišėmis Jonavos bažnyčioje. Po to vyko šventinė eisena, kurioje dalyvavo esami ir buvę mokyklos gimnazistai ir mokytojai. Na, o finišavo viską Jonavos kultūros centre. Aiste, ar tu dalyvavai to šventėj? Ne, labai gaila, nepavyko. Tikrai girdėjau labai nuostabių atsiliepimų apie šią šventę. Visiems labai patiko, tikrai labai norėjau joje dalyvauti. Na, o tau patiko? Na, žinoma, man labai patiko. Labą dieną. Labą dieną. Kokios nuotaikos prieš jubiliejų ir kaip sekasi jam ruoštis? Nuotaikų yra visokių, bet daugiausiai geros. O tas labiausiai jaučiasi vaikų tarpe. Na, iš tikrųjų,
jeigu kas liečia muzikinį mūsų pasiruošimą, tai tikrai vaikai labai visi įjungti ir pamokų metu mes labai smarkiai repetuojam mūsų mokyklos himną ir tie, kurie vaikai eina dainuoti į šventę, jie labai atsakingai žiūri į šitą šventę ir labai gražiai renkasi į repeticijas. Na ir aišku, daug visokių tokių klausimų neaiškių, bet jie labai nori šitą visą daro. Ačiū. Ar dalyvavote jubiliejuje? Taip, žinoma, dalyvavom. Kokie įspūdžiai? Puikus, labai patiko, labai, tobula. Kas labiausiai patiko? Dainuoti, tiesiog. Gerai, ačiū. Sveikas, kokie įspūdžiai po šventės, ar patiko? Taip, man šventė iš tikrųjų patiko, aš pats dalyvavau eisenai, iš tikrųjų buvo linksma eiti pro gatves ir šiaip buvo, mačiau, visi žmonės žiūrėjo į mus linksmai ir manau, man buvo visai linksma, aš pačiu šventė nebuvau, bet manau, kad ten irgi turėjo būti linksma. Ačiū. Did you get what you came for? There's a world at your feet when you're standing next to me. Did you get what you came for? Did you get what you need? Let me know before you leave. Did you get what you came for?